paprastą spirodūrą suklijavus, jeigu nutinkuoji, tiksliau uždedi tinkliuką, jisai po metų 2 atšoka. Kad neatšoktų, su tokiu varžtu labai gerai eina. Taip, suraižai. Po to yra tokios tarkos pas mane. Turiu apie 50 000. Buvo naudojamos riešutų malimo mašinų gamybai. Dabar čia yra gamybos atlieka. Nebrangiai jas išparduodu. Ir tada, kai pasišiaušia, viską, tuos iškilimus nubraukiu ir dar atsiranda va tokie rožiukai. Ir tada armavimo medžiaga labai gerai prikimba. Taip kad geras daiktas. Čia švediškas plienas. Buvo naudojama migdolų riešutų gamybai.